Sveiki gyvi, tai šiandien su jumis sveikinas iš šalia Skaisčio stovyklavietės prie Skaisčio ežero. Ir šiandien bandysim apvažiuoti Skaisčio ežerą, važiuosim iki Pilies nuo Skaisčio stovyklavietės ir pabandysim paieškoti maudynių vietų, kurios gal yra išlikusios iš seniau. Tai startas bus Skaisčio stovyklavietė, finišas Trakų pilis. Bet aišku, man dar nuo namų iki Skaisčio stovyklavietės ir nuo Trakų pilies iki namų. Tai dasidės kažkiek kilometrų, bet tai nėra didelė problema. Mes nieko nelaukdami važiuojame dviračių žygį. Nutolome nuo Skaisčio ežero ir po truputį judame link. Jau ką tik pravažiavom pro Varnikų tako įėjimą ir dabar bandysim ieškoti krantelį. Bandysim kažkaip privažiuoti ir gal net pabandysim išsimaudyti. Išvažiuojam iš Varnikų miško ir galbūt pavyks priartėti kur nors prie Skaisčio ežero. Šansų žinoma mažai, nes žmonės apsitvėrė, bet gal kažkaip rasim vieną kitą krantelį. Tai ką, važiavome į asfaltuką ir dabar asfaltu po truputuką artėjom link Skaisčio stovyklavietės. Ne Skaisčio stovyklavietės, Skaisčio ežero. Bandysim pasižiūrėti, kiek ten žmonės užsiprivatinę valdas. Asfaltas kol kas baigėsi, Skaisčio ežeras jau matosi. Ir dabar važiuojam tokiu miško keliuku. Ne per seniausiai išlindome į asfaltą ir jau matėme Skaisčio ežerą, bet privažiavimo dar ne. Panašu, gal jo čia ir nebus. Tai neaišku. Bet gali visko būti, nieks nežino, kaip nusiklostys. Tai išvažiavome į pagrindinesnį kelią, asfaltuko gerą tokį. Ir dabar po truputuką važiavom link bėgių. Aš juos matau. Pabandysim gal traukinį pagauti. Prisilakstėm, o dabar tokie miško keliukai, tikiuosi nebus labai daug vadų ir greitai pravažiuosim. Dabar jau iš viso įvažiavome tokius žolynus, miškus, džiunglės, ar kaip be pavadinsi. Ir jau, bet jis nėra ilgas tas keliukas, gal šios minimalus nukirtimas, neįsivaizduoju. Bet yra kelias, reikia važiuoti. Tokių koks yra. Panašu yra šansų privažiuoti prie krantelio, tai čia posūkis į kairę ir galimai priartėsim prie pat, o gal ir ne. Plyto ženklas kažkoks senas, bet važiuojam, gal pavyks.
privažiuoti ir gal net įsimaudyti. Nu va, šlagbaumas, tai nepavyks privažiuoti. Aišku, žmonės čia prašau nepravažiuoja, bet nesilaušim į kitų žmonių sklypą. Tai važiuojam atgal dabar. Nu va, apvažiavom visą Skaisčio ežerą ir neradom nei vienos vietos, kur galima privažiuoti, nes visas valdos palei ežerus užgrobtas. Tai žmonės grobia tas sklypus prie ežerų, tveriasi, užsiprivatina valdas, nu ir viskas, ir nebėra. Anksčiau gal būdavo viena kita, bet dabar tai jau nebėra. Tai dabar esu prie Galvės ežero ir po truputį judėsiu link Trakų pilies. Atvažiavom į mūsų finišą, Trakų pilį, kaip ir sakiau. Tai šį video užbaigsim čia. Na, o aš pravažiavau, pažiūrėkim, kiek pravažiavau. Visai gražus skaičius. Tai nepamiršk paspausti like, subscribe, nu ir parašyk tą komentarą. Na, o mes sutiksim sekančiam mano videose. Iki!